Labas vakaras visiems. O, kaip mano akis blizga. Nu, ką darysi? A, Šiandieną aš noriu parodyti, kaip reikia, jeigu yra noras, aišku, užsisakyti produktus iš Korėjos. Mes turim tokią galimybę. Jungtinėje karalystėje kol kas tik tai šita galimybė yra užsisakyti tiesiogiai produktus, kurių nėra mūsų parduotuvėje, reiškia Jungtinėje karalystėje, o galbūt geresnėmis kainomis Korejoje. Taigi, instrukcija, kaip tai padaryti. Įsiloginam į savo puslapį, ane? Tada va čionais, kur yra atomi ženklelis viršuje, yra toksai va žymeklis, net nereikia spausti ant jo, tiesiog atsistojam ant jo ir pasispaudžiam ATG mailas, ane? Tai va, tai būtent pasispaudę šičia mes atsirandame Korėjos puslapyje. Automatiškai pamatote mano vardas ir pavardė, tai jeigu jūs esate atomi narys, aš manau, kad jūs esate atomi pirkėjas, klubo narys, tiesiog pasitikrinkite, kad būtų čionais jūsų vardas ir pavardė. Ir kaipgi čia viskas vyksta. Matome, kad vat, yra kainos, jų ten tos kažkokia tai įdomi valiuta ir apačioj yra pas mane jau nustatyti svarai. Kaip jūs galite nusistatyti šitą visą valiutą? Valiuta yra nusistatoma, kažkur tai šį čia buvo. Dabar galvoju, kur čia buvo ta valiutos nusistatymas. Jo, va. Paspaudus pačioj pradžioj, reiškia, galima nusistatyti šalį, kurią jūs norite, kur siunčiama. Tai va čia yra visos šalis, į kurią siunčiama iš būtent Korėjos puslapio. Ir siunčiama yra iš Pietų Korėjos. Ir šį čia pasispaudžiame ir pasirenkiamą valiutą, kurią norime mokėti. Ne? Ir aišku, confirm. Na ką, ir galim pradėti formuoti mūsų užsakymą. Tai pavyzdžiui, aš formuosiu savo užsakymą, o jau jūs galėsite formuoti savo užsakymą. Mane labai domina skalbimo priemonės, kurios yra be jokių blogų priedų ir man jas labai rekomendavo kaip labai gerai skalbiamas priemonės ir be jokių blogų ingredientų. Dar vis sukasi, kraunasi puslapis, to aš tikiuosi pasikraus. Aišku, taip pat čionais yra ir sveikatos, yra grožio, yra plaukai ir burnos priežiūra, yra va tas living, ne, tai čia yra skalbimas, yra virtuvė, yra higienos šiek tiek produktų, yra vonios produktai, maistas ir taip toliau. Tai va, pasikrovė ir mane labai domina iš tikrųjų va šitas dėmių išėmėjas, jo kaina yra 3 svarai, labai juokinga kaina, bet sakė, jisai dirba fantastiškai ir dėmes išima tiesiog fantastiškai. Taigi, įsidedam į krepšelį ir spaudžiame continue shopping, ne? Norėjau pasiimti servetėlių, kurių kaina tik tai 5 svarai, ne? Bet nebespėjau. Bet darant įrašą ryte, paskiau su anūke išėjau ir nebespėjau užsisakyti. Bet visą laiką yra papildymai ir galima užsisakyti. Tai va. Taip pat man rekomendavo labai skalbimo šitas priemonės tabletas. Ne, jų yra 100 tablečių, 11 svarų. Irgi deduosi į krepšelį. Pratęsiu savo pirkimą. Taip pat labai noriu užsisakyti virtuvėje. Labai man rekomendavo... Atrodo tokį juokingą dalyką, kaip indų plovimo kempinėlę. Su šita kempinėlė dirba, sakė, iki metų laiko. Tai vat labai noriu iš tikrųjų išbandyti, ant kiek tai yra tiesa ir ant kiek tai yra mitas. Vėlgi kraunasi, va, atsirado, va šita, irgi nebespėjau, žiūrėkite, šiuo metu nėra. Yra kaina tik tai 2 svarai. Tai vat pasivaikščiosit, pasižiūrėsite, ne? Ok, grįžtame atgal prie grožio produktų. Grožio produktuose mane labai domina, labai domina, va šitas Atomy Absolute Oil Mistas, labai fainas, yra 10 svarų kainuoja, palaukit, mes šitoj pasididinsime, jisai, na, tiesiog kaip dulksna, fantastiškai gelbėja, ne, irgi aš deduosi savo į krepšelį.
Toliau apsipirkinėju. Taip pat mane labai domina, labai noriu nupirkti vyrui va šitą Atomy Hydro Brightening kapsulę irgi man labai rekomendavo šitą kapsulę, kai atsiranda jau pirmosios tos pigmentinės dėmės. Labai kažkaip gerai padeda kovoti su to pigmentiniam dėmėm. Tai va čia bus dovana mano vyrui. Deduosi į krepšelį ir labai noriu įsigyti, tuoj parodysiu jum, Atomy naktinę kaukę, auksinė naktinė kaukė, irgi labai geros rekomendacijos, kainuoja 18 svarų ta kaukė. Deduosi į krepšelį. Ir labai noriu įsigyti, tuo sekundėlę, matyt, kitam puslapyje. Matot, kiek daug išsipirko. Nu, aš tikiuosi nebus taip, kad išpirko. Tai, ko aš noriu. O kurgi mano tie? Tuo sekundėlę. Kažkaip prieš pražiopsojau matyti tas kaukės. Ypatingos kaukės, kurios, nu, galima tik tai vieną kartą į metus naudoti su adatėlėmis, jos veikia fantastiškai, kova prieš raukšles. Tuo aš manau, kad aš atrasiu. Nu, nerandu. Tiek to. Bet tikslas šiandieną yra kitas. Tikslas yra įrašyti, kaip padaryti užsakymą, ne? Dabar, reiškia, mes keliaujame į viršų, va tai yra krepšelis, atsidarau šitą savo krepšelį ir aš matau, kad pas mane yra, pasižiūriu čekautą. Čia iškrenta jums įspėjimas apie limitą, duty free limitą 60 000. Aš šiandien kalbėjau su 3 žmonėmis, mane patikino, kurie darosi užsakymą jau ne vieną kartą, kad kai jūs darote užsakymą, reikia žiūrėti ne į 60 000, o į 200 000 jų pinigais. Ar užsisakant iki 200 000 tikrai nebus jokio papildomo mokesčio. Tai va, čia yra bendra suma, tai yra 75 svarai mano užsakymo vertė, ane? Tai aš užsisakiau 1, 2, 3, 4, 5 produktus ir va čia va užsideda shippingas, 23 svarai. Tai va 23 svarus padalinkite ant 5 produktų, tai kiekvienas jūsų produktas pabrangs, tuoj pasakysiu tiksliai, 23 dalinam iš 5. 4,6 svaro. Vis tiek kaina tikrai nėra didelė, palyginus su tuo, kiek vertės gauname. Prekės pristato kompanija DPD ir pristato labai greitai, arba per 3 dienas darbo, arba iki 5 darbo dienų priklausomai to, matyt, kaip tas lėktuvas skrenda ir kaip viskas vyksta. Taigi, einam toliau. Orderis. Va, šičia susivedam vardą, yra šalis, ane, susivedam savo e-mailą, adresą susivedame, toliau payment method, kredit kartas, reiškia kredito, nu, ta prasme, paprasta debetinė kortelė, ane, su viskuo sutinkame ir spaudžiame order. Tai būtų tiek. Jeigu kils klausimų, visą laiką galite kreiptis. Ačiū už peržiūras, Daina. Dabar reikia sustabdyti įrašą.